Hei, Hei, vadieną, hei. vasara baigėsi, visi privalgę, pririję, prigėrę, prikaupę, tik neaišku, ar į gerą pusę, ar į blogą pusę, nes kai tik tai ruduo prasideda, tai prasideda imunitetą vėl, sako, reikėjo roges ruošti, ten jau Vasara. vasarą, ten jau daryti tą kontrastinį dušą, tų ten visokių organizmui, tų šviežių ten daržovių, uogų ir ten visko, bet dėja vėl nesigavo. Tai ką su visu tuo daryti, ar mes dar čia turim laiko tą rugpjūčio gale, ar jau tą laiko jau nebebėra tas roges paruošti. Šarūnai, kaip būtų gerai, kai žmonės visi gyventų pagal vadovėlį, sveikai maitintųsi, anksti ryte su saulė keltųsi, daug fiziškai judėtų. Taip, daug fiziškai judėtų, būtų vien tik pozityvų, žodžiu, negertų, nerūkytų. Oi, būtų tobula. Bet pasakyti yra daug lengviau, negu iš tiesų padaryti. Ir kaip tu sakai, visi privalgėm, prigėrėm, iš tiesų aš pati pagal matau, nuvažiuoju prie ežerų, griliai, šašlykai, visokie, žodžiu, vištienos marinuotos, imi arbūzo, imi ledą, imi tą, imi aną. Ir lyg ir smagu, ir laiką gerai praleidi, bet paskui grįžti namo ir jauti, kad jau reikia tavo organizmui atostogų, jautiesi labai apsunkus, jautiesi tokia. Žodžiu, per tą vasarą lyg ir daugiau judi, bet aš, pavyzdžiui, daugiau užsidedu jaučiu kilogramų negu kad žiemos laikotarpiu, nes tiesiog valgai viską iš eilės. Žinai, nurašai tam, aš mėgaujuosi gyvenimu, juk gyveni tik vieną kartą, ir visi šitie bairiai, žinai. Tai va, tai jeigu ne visos šitos detoksikavimo programos, kada tau leidžia perkraut tavo visą virškinamąjį traktą, kada tau leidžia biškį šičia su savim susitvarkyti, tai aš nežinau, aš turbūt sverčiau 3 kartus daugiau ir atrodyčiau visiškai kitaip, negu kad kai galiu sau leisti į metus, pavyzdžiui, 4 kartus pasidaryti šitas programas. Beje, Ema, aš pasakysiu tik tai, vis tiek moterys jos visos 3 kartus daugiau visada sveria, tai aš kadangi jau teisingumo dėliai pasakysiu, kad Ema yra tokios Balinskinės kūno sudėjimo, tai yra, tarkim, su ja, jinai, kai aš prie jo stoviu, nors mes ekrane atrodome čia kaip ir taip, tai jaučiuosi ne tai, kad nors pats esu 1,83 m, bet, į žvalgybą aš tikrai su Ema ačiū, bet jinai jokių būdų nėra su tais kilogramais, jinai yra tiesiog Balinskinės kūnas. Ačiū tau, bet žinai, kai aš lyginu, žinai, kai kažkada buvau ir kaip dabar yra, tai tu, Šarūnai, manęs dabar uždėk 15, aš užsidėjus 15 kilogramų lyginant su tai, kaip visą gyvenimą buvo. Tai patikėk ir jaučiasi ir visa kita, bet aš suprantu, kad vis tiek, 3 gimdymai, žinai, su metais, viskas vyksta natūraliai, taip kaip ir turi vykti, supranti? Tačiau čia galima pakoreguoti ir be abejo įnešti ir ne tik turbūt man ar Remai, bet ir visiems kitiem. Ir čia Forever kompanija turi tikrai puikių pasiūlymų. Žinai, man kas patinka būtent Forever Living, kad tai yra labai tikslingai ir labai sukoncentruotai, tarsi adatos mygtuku padaryti keli produktai, kelios programos, arba kur tau nereikia pasiklysti tarp ten kažko tai labai daug, bet į tas kelias programas yra sudėta labai ir labai daug ko. Tai yra daug mokslininkų valandų, daug turbūt dietologų, kitų specialistų ir labai, kad tai būtų efektyvu, kad tai būtų 100% saugu, kad tai būtų laiko tarpe suspausta, kiek tai įmanoma, ir visa tai yra čia sudėta, ir be abejo aš iš karto akcentuosiu visiems sąmokslo teorijos šalininkam ir visiems kitiems, visa tai turi tiek ES atitinka standartus, tiek Lietuvos atitinkamų tarnybų, tai yra produktai visi registruoti Lietuvos maisto veterinarijos tarnybos registrą ir taip toliau. Tai yra ne, kur aš čia visai nesenai skaičiau kažkokius tai kažkas tai pardavinėjo vidpadžius nuo svorio metimui, kur ten sukėlė kažkokį tai žadą. Tai yra sveikų proto, atrodo sunkiai suvokiamas dalykas, visada dėl to visada siūlau
pasidomėti ir paskaityti, kreiptis, kas tai yra ir kad tai yra labai ir labai rimta, kad tai yra išbandyta, kad tai nėra kažkoks tai vienkartinis vienoks ar kitoks produktas. Tarkime, jeigu kalbam apie Clean 9 programą, aš dabar neatsakysiu, kada jinai net startavo, tačiau tai turbūt tai ne 5, ne 5, ne 6, ne 7, turbūt tai yra 10 metų ir daugiau laikotarpis, kai ta programa yra rinkoje, kai ją yra gerai žino, jinai yra daug kartų išbandyta. DX4 atsirado prieš keletą metų, tačiau irgi jinai labai greitai gavo puikią reputaciją, tai yra 4 dienų detoksikacijos programa. Galiu pasakyti ir viena, ir kita, jeigu jūs išbandysite, Ema dabar turit ir mes apie pasiūlymą pasakysime, verta kiekvieno cento ir euro, kurie už ją jūs būsite sumokėję. Ir tik tai ją pabandę ir padarę, jūs tuo galėsite įsitikinti. Nes tai yra iš tikrųjų produktas, programa šiuo atveju, tai yra komplektas, kuriame yra grupė programų, labai detali programa sudėta ir taip toliau, kurią jūs irgi gaunate. Ir jinai verta kiekvieno cento, kurį jūs už ją sumokėsite, nes rezultatas tikrai, nesakau 100%, visko čia gali nutikti, visokių būna galbūt atveju, nors mano ten galbūt per mano karjerą čia 7 metų buvo ten keletą atvejų, galbūt žmonės ten, pasitaiko visokių momentų, ten dėl sveikatos galbūt problemų, kitas dėl to, tarkim, aš turintis didelius fizinius krūvius, aktyviai sportuodamas, be abejo, renkuosi laiką, kada aš tai darysiu. Galbūt dėl kitų, jeigu lėtinių ligų ir taip toliau, visko gali būti, dėl to, jeigu yra lėtinės ligos ar kažkas, be abejo, reikia pasitarti su savo gydytoju ir jūs galite tokią programą daryti. Tačiau statistiškai sveikam žmogui, kuris nori pasikoreguoti svorį, kuris nori tą vasaros laikotarpį, kurį mes kalbėjome, kažkiek amortizuoti, tai yra, galiu 99% veikiantis programa, veikiančios dienos, iš kurių jūs gausite šiek tiek kitokią gyvenimo kokybę. Jo, ir dabar noriu tau paantrinti dėl tų lėtinių ligų. Pavyzdžiui, mano viena komandos moteris, kurią aš tikrai labai myliu ir gerbiu, jinai turi autoimuninę ligą ir jos organizmas pats naikina savo inkstus. Beje, jinai buvusi pas mus kažkada, galit pažiūrėti laivą su jie, jinai Rūta Amšiejė, bet šitam Forever ritmu galit susirasti. Ir jinai būtent irgi, jinai be proto norėjo C9 pasidaryti ir jinai sako, bet kad, aš turiu, sako, konsultuoti su savo gydytojais, jinai gyvena Vokietijoje, tai žodžiu, tenai lankosi pas gydytojus ir sako, aš pirmiausia turiu pasikonsultuoti. Ir kai jinai su tais gydytojais pasitarė, gydytojas sako, tikrai gali, peržiūrėjau, kas ten įeina, žodžiu, į tą programą, sako, tau tikrai nepablogins. Ir jinai su gydytojo grinai leidimu darė šitą programą ir viskas buvo puikiai ir jinai labai labai gerai jautėsi. Tai kaip Šarūnas sako, jeigu turit kažkokių problemų, dėl kurių jūs patys dvejojat, tai tikrai pasikonsultuokit ir žiūrėkit, ką gydytojai pasakys, bet kiek aš susidūrusi, tai dažniausiai jie visada leidžia, nes tai yra alavijo pagrindu. O alavijas, jisai tinka kiekvienam žmogui pagerinti, pavyzdžiui, nežinau, tai yra daržovė, tai nėra vaistas, jis neturi šalutinio jokio poveikio, tai yra daržovė. Ir visos šitos programos yra būtent paremtos grinai alavijo pagrindu. Tarkim, į tą pačią DX4 įeina 4 alavijo buteliukai, kurie yra po 330 ml. Tai reiškia, kad jūs per dieną išgeriat su 2 litrais vandens tuos 330 ml alavijo. Ir tas, kas niekada gyvenime nėra gėrę alavijo, labai jaučia tą poveikį, kada tu iškart pradedi, žinai, tokiom didelėm, nes tai yra detoksikuojanti daržovė, jinai išvalo iš mūsų organizmo visus šlakius, toksinus susikaupusius. Tai tas jausmas, kada tau vėl sugrįžta energija, kada tu nesijauti apsunkęs, kada tavo oda pradeda švytėti, tai yra žodžiais nenusakoma, tai reikia tiesiog patirti. Ir DX4 tai aš iš vis įsimylėjus, nes tai yra šių laikų žmonių iš tiesų tokia programa, nes visi nori greito rezultato. Ir 4 dienos yra tikrai greitai. Tu pradedi pirmadienį, ketvirtadienį pabaigi ir vėl gali čiuožti į savaitgalį, žodžiu, ir vėl gyvenimą.
Tai aš įsimylėjau šitą programą ir tas, kas niekada nėra susidūrę su Alavijo, nei su viena ta detoksikavimo programa, aš labai rekomenduočiau pradėti nuo būtent šitos DX4, o tada vėliau jau galima šokti į C9, ypatingai kam aktualu labai svoris. Tai va, tai toks būtų eiliškumas ir taisyklingai būtų būtent nuo DX4 pradėti. Norėdamas pratęsti temą, tai pasakyti tik tai noriu, kad tikrai Rūta, kuri buvo pas mus kanale, video galite pasižiūrėti, suprasti, žmogus, tai Rūta laukia inkstų transplantacijos, turbūt jinai apie tai pati ten šnekėjus yra, tai mes čia nieko ne. Tai vat suprasti žmonės, kurie labai nori ir turėdami kokio lygio susirgimus turėdami daro tą programą, tai jeigu jūs tikrai turite noro ir norite gauti rezultatą, tai tikrai siūlome jas ir į tai išbandyti, ir tai atkreipti dėmesį, kaip tai yra Clean9 arba DX4, apie kurią kalbame. Beje, negaliu nepasakyti, dabar jau aš pasakysiu, kad jeigu jūs žiūrite rugpjūčio 2023 metų 25 dieną, kada šis video išeis, tai noriu jums pasakyti, kad nuo 21 iki 27 rugpjūčio jūs galite įsigyti, biuras taiko puikią akciją, tai yra su 20% nuolaida, jūs už mažesnę kainą, negu kainuoja paprastai tik rinkinys, jūs dar gausite 3 litrus Alavijo sulčių. Tai gali būti su persiku, tai gali būti su mango, tai gali būti natūralios, gali būti su uogom. Tai reiškia, jūs padarysite programą ir dar 3 mėnesius galėsite gerti po programos Alavijo sultis ir gauti visą jų teigiamą malonumą. Tai yra puikia akcija, puikus pasiūlymas, kuriuo verta pasirinkti. Jeigu žiūrite šį video vėliau, tiesiog vis tiek išbandykite programą. Kaip Ema sakė, aš rekomenduoju galbūt prieš programą visada rekomenduoju 1 litrą sulčių bent jau išgerti, jeigu jūs jų niekada nesate gėrę. Ir po programos dar kurį laiką bent jau gerti sultis arba tai daryti nenutrūkstamai. Tik priminsiu, kad sultis yra geriamas, klasikiniu atveju 30-60 ml dienoje ir atidarytos laikomos šaldytuve, nes jos tai yra natūralus produktas. Taip. Ir iš tiesų, arba galima, kaip Šarūnas sako, gerti tuos 3 litrus po DX4, arba galima įsigyti šitą dabar per šitas kelias dienas, šitą rinkinuką DX4 su 3 litrais sulčių ir pirmiausia organizmą pripratinti prie Alavijo, o tada šokti į DX4 programą, ar ne? Ypatingai tie, kurie niekada nėra aplamai gėrę Alavijo, tai labai sveika yra pripratinti pirmiausia organizmą, leisti jam susipažinti, o tada jau šokti su DX4 programa. Tai čia būtų, man atrodo, dar idealesnis variantas, ypatingai tie, kurie dvejoja ir galvoja, kad tik gal kažko nepablogintų, arba kad nepradėčiau blogiau jaustis ir taip toliau. Tai čia yra labai gera tokia įžanga su būtent Alavijų sultimis. Beje, noriu dar pasakyti, kad jeigu jūs tikrai jau pavargote turėti taip, kaip turite ir norite savo paleisti organizmą kitą pavarą, ir tikrai jau pavargote nuo to, kad ten tai yra ir viršsvoris galbūt, ir tai emocinis fonas, daug kitų dalykų, skirkite savo 2 savaitės, tai yra 13 dienų, 13 dienų, tai yra pirmos 4 dienos, tai būtų DX4 programa, ir po DX4 iš karto galima daryti Clean9 programą, kuri yra šiek tiek skiriasi, ir tai yra Clean9 programoje knygelė yra parašyta. Jeigu jūs prieš tai darėte DX4, ten yra jau šiek tiek kitaip viskas, bet tai yra detaliai yra surašyta instrukcijoje prie programos. Ir taip jūs turėsite 13 nerealių dienų su nerealia patirtim. Svarbiausia, ką aš bent akcentuoju visada iš šitų 13 dienų, ką jūs tikrai gausite, jūs bent dar mėnesį, o gal net ir daugiau, tiesiog maitinsitės ne tiek, kiek jūs ten ranka kiek pasiekia ar užkandžiavant, bet tiek, kiek jums realiai reikia, nes šios būtent programos, čia yra mano akim žiūrint, ne tik, kad jūs pasikoreguojate svorį, detoksikuojate organizmą, bet dar ir kurį laiką jūsų organizmas taip pamiršta užkandžiauti, nes jisai būna
įpratintas taip daryti. Tai va čia yra didžiausia turbūt viso šito reikalo razina, kuri kiekviena, dėl to tos programos, dar kartą sakau, vertos kiekvieno už jas sumokėto eurų. Visiškai pritariu. Tai mes rugsėjo 4 su visa komanda startuojam. Jeigu kas dar spėja įsigyti šitą rinkinuką su 3 litrais alavijų sulčių, tai yra šiandien 25 diena, kaip Šarūnas sako, tai va 26 ir 27 yra paskutinės dienos, ar ne? Tai su mumis gali drąsiai, parašykit tiesiog ir gali drąsiai rugsėjo 4 startuoti kartu su mumis, pridėsim į atskirą chatą, bus palaikymas, bus daug smagiau, dalinsime, žodžiu, ir taip toliau, bus labai labai gera, nes kartu visada yra daug lengviau laikytis. Ir tai bus neįkainojama patirtis, pažadu, kad tai bus kažkas kitaip, negu jūs įpratę buvote iki šiol. Ir šiaip galiu pasakyti, kad tai nėra badavimo, nes alavijas yra turtingiausia daržovė savo sudėtimi visame pasaulyje. Tai yra kaip maistinių medžiagų kokteilis, tai jūs tikrai organizmas ląsteliai nebadaus, jūs gausit visas maistinės medžiagas, tiesiog leisim pailsėti va šitam visam virškinamajam traktui nuo visų kebabų, submarinų, grilių, šašlykų ir taip toliau. Na ir žinoma, perjungsit savo visą sistemą, tiek virškinimo, tiek turbūt imuninę, tiek turbūt visą kitą pavarą, kitų ritmų, gausite šiek tiek kitą gyvenimo kokybę ir galėsite tikrai tuo džiaugtis, nes tai yra šios tiek DX4 programa, tiek Lin9 programa, tai išbandyta, veikianti ir saugios programos, kurios turi gerbėjų ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Tai jeigu to nedarėte, tai tikrai išbandykite, galima prisijungti dabar į maratoną. Jeigu darėte, pagalvokite, kad vasaros galas kaip tik puikus laikas galbūt tai padaryti dar kartą. Taigi detoksikacija su Forever Living visada yra gerai, visada yra smagu, visada yra nauji atradimai, nepriklausomai nuo to, kiek kartų jūs tą programą esate darę. Ir ačiū visiems, kurie prenumeruoja mūsų kanalą Forever ritmu, o jeigu kas netyčia dar neturit savo ID, kaip nesat VIP klientas ir neturit jokio sąsajo su Forever kompanija, tikrai drąsiai kreipkitės į mūsų Šarūną, mes parodysim, kaip galima pigiau įsigyti šitą būtent startinį rinkinį ir šiom dienom gauti papildomą 20% nuolaidą. Tai viskas, lyg tai viską Šarūnai pasakėm ir dabar, ką, keliaujam. Pasinaudoti reikia ir padaryti, nes laikas bėga, o rogės tai reikia ruošti, kaip Taip, žiūrėkite, būkite sveiki ir linkime jums gerai atrodyti ir be abejo gerai jaustis. Iki.